skyrybos labai dažnai, bent jau aš matau skyrybų procese labai daug pykčio, labai daug neapykantos ir tokio sąmoningo kenkimo. Ir kartais tas kenkimas iš tikrųjų būna netgi savo sąskaitą, nesvarbu kiek, bet sumokėsiu advokatui, kad jis ten tik tai kažką padarytų arba parodytų, ne? Arba ten atimsiu vaikus, neleisiu bendrauti, arba finansiškai ten nutraukia finansavimą, pagalbą vaikams ir panašiai. Tai iš tikrųjų skyrybų procese aš labai daug matau tokio sąmoningo pykčio, neapykantos, ne, kad jau ne tik, kad jau pykstu, bet jau nekenčiu ir iš to darau viską, kad kitam būtų skaudu. Ir kaip, Egle, tu bankroto procesų turi daug, ar bankroto procese, jeigu taip atsitinka, bankrutuoja ir skyrybose, ne? Kaip tavo kokia patirtis? Taip, nutinka tokie dalykai, kada žmonės ateina bankrutuoti, kadangi yra bendros skolos ir jie vieną bylą pasidaro ir skiriasi taip pat bankrutuodami, tai įvairiai būna, kada žmonės susitaria tiesiog geruoju ir jie kažkaip dalykiškai galbūt į tą klausimą pažiūri, tačiau didžioji dauguma yra tikrai bankruotai, kuriuose daug ir tų emocijų, daug ir tokio asmeninio skausmo, nuoskaudų ir didžiausia problema, aišku, yra finansinė, kadangi, sakykime, planą vykdo abu žmonės ir mokėjimai irgi abiejų žmonių. Ir jeigu tas pyktis, neapykanta, kerštas kažkaip susiveda į tų įmokų laikų neatlikimą, kad aš tau gal pakenksiu, nesumokėsiu ir man čia vienodai rodo, tai be abejo kenkia ir kitam asmeniu, kadangi kitas asmuo tampa toks pažeidžiamas lengvai ir negali kontroliuoti situacijos, tai tokiais atvejais aš visą laiką patariu, jeigu jau neįmanoma yra susitarti vienoje byloje dalykiškai, tai skirti į 2 bankroto bylas, galima tai padaryti ir tada žmonės gali, netraumuodami vienas kito, sėkmingai pabaigti bankroto bylą. Bet aš iš tikrųjų, Laura, aš čia turiu labai tokį didelį klausimą, nes man skyrybų procese ta neapykanta, tokia jau savo net sąskaita, kenkimas kitam, man visada kyla klausimas, o kodėl? Labai geras klausimas, bet atsisukim į, nežinau, kiek šimtmečių atgal ir tas posakis nuo meilės iki neapykantos yra kiek? Tik vienas žingsnis, nes dėl to šitas ir posakis yra labai labai gajus. Ir iš tikrųjų taip nutinka tarp žmonių ir nutinka taip, kad iš tikrųjų prieš tai ar nebuvusi meilė, didžiulis prisirišimas, noras būti su to žmogum, nepaisant viso kito, perauga į didžiulį kerštą ir neapykantą, kaip tu sakai. Ir iš tikrųjų tai yra susieta su tuo, kad jiems skauda. Jeigu žmogui skauda, jisai darys viską, kad nuo to tarsi apsiginti. Ir netgi įsivaizduokim, elementariai, netgi jeigu kalbant apie, naudojant, kad ir fizinio skausmo metaforą, jeigu aš tau labai stipriai įgnypčiau, bet taip žiūrėčiau, žinai, į akis, tu kažkiek tikrai labai kentėtum. Po to pradėtum muistytis, po to kažkaip žiūrėti man į akis ir galiausiai tu atmuštų mano ranką, nes tau skauda. Taip. Tai, mes dabar gyvenam tokio civilizuoto ar ne visuomenė ir vienas kitą ten mušti, trankyti, kaip ir nepriimtina ir ačiū Dievui, ar ne? Bet mes tada pradedam kariauti kitaip, žodžiais ir ta teisinė kaip galimybė apsiginti, jinai tikrai labai persipina su tuo jausmu, neapykanta, pykčiu, kurį mes galim padaryti tarsi teisiniu būdu. Tai yra teisinis būdas kitą, kažkaip nubausti, atstatyti teisybę. Ir įsivaizduok, kad skyrybos tai visada vyksta iš to, kad, tave kitas žmogus nuvilia. Kažkokiu reiškiasi pačiu baisiausiu, tau sunkiausiu būdu tave įskaudina. Nuvilia, apgauna, išduoda, pasityčioja, smurtauja visom formom, kiek tai gali būti ir finansinis smurtas, ir seksualinis, ir fizinis smurtas, ir psichologinis smurtas. Iškisi tave taip su tavim pasielgia pats prieš tai gyvas myliausias žmogus. Tai instinktyviai giniesi ir dėl ko tas pyktis ir ta neapykanta yra tokia gaji, nes žmogui skauda. Ir kaip skauda, tai
tokiu būdu reiškiasi. Aišku, būtų labai pravartu, jeigu tas pats žmogus, kuriam va taip norisi ar neteisiniu būdu nubausti kitą, pastatyti į vietą, kažkaip nuskriausti ar ne, tarsi atstatant tiesą, pagalvotų, kad o kaip geriau aš įsigydysiu tą žaizdą, kad tas žmogus padarė su manim. Labai daug sutaupytų ir laiko, ir finansų, ir savo laiko, svarbiausia ateities, ką gali jisai dar išsigydęs tas žaizdas nuveikti ir iš naujo tarsi sukurti savo gyvenimą, ne visiškai nuo nulio, neįmanoma nuo nulio sukurti, bet tai nukreipti visiškai kitą linkme. Bet tai yra labai sunku. Labai sunku, nes mes nukenčiam nuo pačio prieš tai mylimiausio žmogaus, nuo meilės neapykantos, tai vienas žingsnis. Išgirdau aš iš tavęs dabar ne tik atsakymą kodėl, bet ir sprendimą, ne, atsigręžimą į save ir sąmoningumą, susivokimą, ne, įsivertinimą situacijos sąžiningą, ką aš iš to gausiu, koks bus rezultatas, nes paprastai mums advokatam tai duoda pajamas. Yra tokia tiesa, bet kartu bent jau aš visada rekomenduoju ieškoti kompromisų, ieškoti taikaus sprendimo, nes tai neveda į jokį gerą rezultatą. Bylos laimėjimas ne visada reiškia asmeninį laimėjimą, asmeninę pergalę. Kaip tik kartais bylos laimėjimas būna asmeninis pralaimėjimas, santykių praradimas, komunikacijos su vaikais, pasitikėjimo ir daug dalykų tame kartais surizikuojama, keršijant teisiniais būdais ir ne tik teisiniais. Taip, esu ne kartą girdėjus iš tikrųjų savo klientų, kaip sako, aš laimėjau bylą, bet manęs tai nedžiugina. Taip. Ir sako, kaip manęs draugai sako, tai dabar jau švęsi, jau kelsit šampano taurę, dažnu atveju žmogus sako, čia nėra ką švęsti, čia yra didžiulis pralaimėjimas. Taip, kad labai pravartu pagalvoti iš tikrųjų, kaip, jeigu taip jau nutinka, kad pats artimiausias prieš tai žmogus mus įskaudina, labai pagalvoti, ką mes su tuo darysim. Nes tai tikrai labai prarandama daug resursų. Tai ir linkim padaryti.